Sako, žinoma, kodėl prancūzai geria tiek daug vyno ir parfumerijos pramonės šalo. Tai daug turinčius, kuris valgo. Aber so das sind dann auch traditionelle litauische Kostüme, die die Genau, Familie da genau. hat. Ah, okay, genau. alles klar. Und heute um 20 Uhr, also deutsche Zeit, um 20 Uhr, Ja. in der ganzen Welt wird die litauische Hymne gesungen. Von Ah, allen Litauen. Okay. Und wir machen das natürlich mit. Ah ja, alles klar. Okay. Also jetzt hört ihr gleich die litauische Hymne. Ja, ich bin schon drauf. Alles klar. Danke. Bitteschön.
Здорово приклеил. Dabar kas nori fotoaparatus, matomus, atvežti fotopartijas ir judam jau į ambasadą. Visiems 3 kartus. Ačiū, ačiū, ačiū. Norite padainuoti? Sulaukia transliacija, jau daktaras mūsų išvyko ir ambasadorius ponas Mindaugas mūsų laukia. Mes turim karūnuoti. Tikiuosi rytoj galimybę tą pamatyti. Esu čia trečias mėnuo, kai kuriuos pažįstu, kuriuos ne, tai bus šiandieną proga susipažinti dar sykį ir tikiuosi, tos visos geros tradicijos, kurios buvo iki šiol, mums pavyks išlaikyti pagal galimybės, pagal norus, bet darysim viską, kad būtų kuo geriau, ir mums ir jums. Taigi aš tikiuosi, kad gražiai bendradarbiausim ir kartu kovosim kiek galėsim. O dabar, aš kiek suprantu, yra numatyta tam tikra programa ir tai programai vadovaus mūsų pirmininkė Irena, kuriai aš perduodu ir visą vadovavimą šią vakarą. Tai kol kas tiek ačiū, aš manau, po to bus progas su jumis pabendrauti. Šiek tiek atsipalaiduojam atsigeria ir kai baigėsi koncertas iš Lietuvos transliacija. Sveiki dar kartelį. Jūs sveikina Berlyno lietuvių folkloro grupė Kupolė. Neatsitiktinai šitas vardas yra parengtas mūsų grupėje. Mūsų šiek tiek yra daugiau, tik tai šiandien ir vasarą ir daug kas išvažiavo. Mūsų pirmasis koncertas įvyko visai nesenai. Tai mes koncertavome kaip tik su joninių programa Bronau mieste. Birželio 20 dieną ir kadangi Kupolė, turbūt jau jūs visi žinot, aš tarkim, kas, gal kiek pamiršo, aš priminsiu, kad tai yra į vieną pundą surinktos 27 skirtingos žolės iš skirtingų 3 laukų, po 9 žolelės. Ir mes tarsi iš skirtingų Lietuvos kraštų subėgę į Berlyną į vieną pundą su šeimomis. Pabandėm šiek tiek
kartu pabūti ir padainuoti. Na, vėlgi, mūsų artistai, kai kurie susirgo, tai mes šiandien pat dabar bėgėje kelių minučių pakeitėm programą, kviečiam šiek tiek pasiklausyti. Dabar, ir kas mokate, kas galite, iš karto prašom dainuoti kartu. Tai vat būtinai perduokit, kas ištinka tiems, kurie laiku neveda. Dabar visi kartu dainuojam. Ten, kur žodžiai kartuojasi, tai būtinai. Neturiu Let's
šiandien, kaip jau sakiau, iki ryto. Na, o dabar, Marina. Ir dar lietuvis per visas savo šventes garbino vandenį ir ugnį, kurios nuvalydavo, apvalydavo nuo visų blogybių. Ir tarkim, būtent šioje šventėje taip pat mūsų apeiginis šokas ugnės. Lietuva tėvynė mūsų. Kiekviena gimtinė, kiekviena tėvynė, kiekviena valstybė turi savo valdovą. Mūsų Lietuvai tokia garbė. Ir mums čia gyvenančiams lietuviams tiesiog sutapimas ir aukščiausio dovana, kad mes ir turim vadovą. Lietuva turėjo nuo senų seniausių karalių Mindaugą. Mindaugo karūnavimo diena šiandien. Bet išvakarės švenčių. Tiesiog labai jaudinuosi, ne kasdieną tenka karalių karūną dėti. Kadangi mes čia esantis lietuviai gavome šitokią nuostabią dovaną. Mums ambasadorius paskirtas Mindaugo vardu. Kaip mes jo negalim pavadinti mūsų karaliumi. Jo rankose buvo šiandieninė mūsų šventė, kad mes turime šitą nuostabią šventę šioje gražioje patalpoje. Kadangi naujas ambasadorius ir visas sekantis laikotarpis, kurį mes bendradarbiausim, priklausys taip pat nuo mūsų, kaip mes norėsim būti geri, ir nuo jūsų, mielas ambasadorius, kaip jūs mums padėsit parodyti jums tą gerumą. Kaip jūs matot, mes šokam, dainuojam dėl mūsų visų lietuvių, nežiūrint į statusus ir rangus. Mes tą darom dėl Lietuvos. Mes tikimės, kad mūsų gretos gausės, kad mes nuveiksim kas vis daugiau ir vis gražesnių renginių ir dar garsiau šauksim pasauliui, negu šiandien prie Brandenburgo vartų, kaip mes mylim Lietuvą ir garbinam jos vardą. Bet, kaip nebūtų žiauri istorija, jį vis dėlto susiveda tai valstybės karalius, tai ambasadorius, ar tai šeimos vyras, koksgi karalius be karalienės. Tad kviečiame gerbiamą mūsų ambasadorio žmoną pabūti šalia, kad vis dėlto, kas bevaldytų valstybę, kas bevaldytų, kokios ten bebūtų galvos, o kaklas vis dėlto moteris. Tad, lydint jūsų gausių aplodismentų, jums leidus karūnuojame
ir lauro vainikai, ąžuolo vainikais garbiname, išventiname tiek metų, kiek jumis paskirs valdžia, mes tiek džiaugsimės bendradarbiaudami su jumis.